duodi pats, gauni mažiau pinigų, o parduoda dangaus turtą į tarpininkas, gauni daugiau netgi atskaičius agentūros mokesčių. Kodėl taip yra? To jau jums paaiškinsiu. Vat yra rinkoje objektų, tiesiog skirtingai, bet jūsų konkurentų yra labai daug. Jeigu būtų tai paprasta, jau senai būtumėt pardavę. Bet nėra taip paprasta parduoti turtą. Ir kitas variantas, pigiai gali parduoti bet kas. Vieną skelbimą užtenka, jeigu įdėsit jį pigiai, jį nupirks jums. Bet mes kalbam apie aukščiausiai įmanomą kainą. Tai kad gauti aukščiausiai įmanomą kainą, reikia gerai padirbėti ir ne ant durniaus, kaip sakant, kad būtų. Rimtas darbas daromas. Daug reklamos visur, vienu ypu dedama kiekvieną dieną. Ir tada jau galima sakyti, kad mes gavom aukščiausiai įmanomą kainą. Dar aišku, ta strategija, agentas kaip pasirenka, kaip jisai daro, ar su savininku pasitarė, ar kainos mažinimo principų, ar tiesiog kaina iš vis palieka tokią pačią, tiesiog reklamos pompuoja vis daugiau, arba jeigu neveikia nei tas, tai tada darom aukciono būdu, per mažą kainą padarom ir dėrybas į viršų. Tai bet kuriuo atveju mes išsiaiškinam, kokia tikroji to buto ar namo vertė eigoje. Labai kaip ant delno viskas būna. O kadangi naudojam komandinį reklamavimą, tai jau negali būti jokių abejonių, kad oi gal nepamatė tas pirkėjas skelbimo. Komandinis reklamavimas, jisai yra maksimalus marketingas, reiškia visur yra įdėta, kur tik įmanoma. Jeigu nėra, skambinat, pasakot, bet niekas nėra skambinęs, nes jau taip mato, jau įsižioja, jie ataskaitą darbų gavę. Sako, blemba, jo, matau, kad tikrai rimtai dirba. Ir supranta, kad jau, jeigu jau neperka su tokiu reklamavimu, reiškia, tikrai jau kainos klausimas yra. Tai būna žymiai lengviau orientuoti žmogui. Tai tiek šitame video. Sekit mano kanalą.